Aišku, šiek tiek žiūrėjome, šiek tiek informacijos turime ir šiandien keletą derinių bandėm pasiginti prieš tos kelius, padirbti prieš tos kelias derinius, bet šiaip esmė sprendžiam toliau savo klausimus. Daug akcentavom klaidų išgyvendinimui, kad žaistume atsakingiau perduotume kamuolį ir stengstis mažiau klysti. Kaip pats procesas keičiasi tik tuo, kad mažesnė rotacija, ypač mažesnių gynėjų tarpe, ir jie gauna, sakysim, tą didesnį krūvį jau daugiau būna aikštelėje. Didesni galbūt turi daugiau poilsio, nes rotacijos daugiau. Kada bus priimtas sprendimas dėl kitų dviejų žaidėjų ir kiek yra žaidėjų su klaustuku, dėl kurių svarsto? Aš jau sakiau, kad greičiausiai tai bus iki pat čempionato pabaigos. Ir bus daugiau laiko ir tada matysime, kas mums yra tinkamiau, kas pasiekė tinkamesnę formą ir geresnę formą demonstruoja. Treneriai, prieš kai sakėt, jūs žaidėjai, kalbant apie Delininkaitį, vadovas, kad vienas iš pasilikimo jo motyvų yra, kad jisai gali žaisti žaidėjo pozicijoje. Galbūt treniruotėse dažniau dabar bandot jį pirmų numerių? Visai bandome ir jeigu neturėčiau tokios patirties su Tomu, gal būčiau kitaip pasielgęs, bet panašiai buvo praeitais metais. Ir švelniai tariant, Tomas neblizgėjo pasiruošimo metu irgi, bet jisai buvo naudingas Turkijoje. Jisai gali kai kurios dalykus, ko kiti žaidėjai, tie, su kuriais atsisveikinom, pavyzdžiui, negali. Tik visa bėda, kad jisai nedemonstruoja kol kas. Tai yra problema, ar fizinis pasiruošimas, ar kažkas kita? Aš manau, kad gal jam yra sunkiau, visai esybė jis daugiau yra antras negu kad žaidėjas. Jis daugiau yra atakuojantis, kada jam reikia kažką tai ypatingai sugalvoti ir organizuoti, manau, tada jam yra, jis pamiršta, kad reikia žaisti krepšinį. Čia yra bėda. O kada jisai tiesiog žaidžia, jam viskas gerai sekasi. Traumų jokių sužeidimų, mini traumų nėra šiuo metu, kaip buvo Klaipėdoje? Truputį kai kurie ten skundžiasi tokiom šiokiais tokiais yra, niekur jos nedingo, bet normos ribose. Su rusais kokie žaidėjai žais, jau apsisprendėte? Turėsim laiko, dabar važiuodami, skrisdami apsispręsti. Kol kas dar ne. Kokie žaidėjais labiausiai esate patenkinti, kaip jie dirba, treniruojasi, kokią sportinę formą jų? Dar anksti kažką tai sakyti. Du labai stiprus varžovai išvykoje. Ar krepšininkams akcentuojat pergalės svarbą, ar tai yra antroplanis dalykas? Kiekvienose rungtynėse, kurio žaidžiame, siekiam pergalės. Ir niekada tai nebus antraeilis dalykas, bet tai nėra tas gyvybės ir mirties klausimas, sakysim taip. Bet kokiu atveju Europos čempionatą pradėsim su 0 pralaimėjimų, 0 pergalių. Aišku, mes žaisim tam, kad siekti pergalės, bet ir spręsim tam tikrus uždavinius vėl. Mums reikia skirtingi varžovai, skirtingos varžovų taktikos ir gynybos. Ir galbūt su pirmose rungtynėse išlindo kažkokios tai vienos bėdos, galbūt išlys dabar kitos problemos. Mes kažką tai pasimokėm, mums reikia kažką tai pamatyti. Galbūt kitokius derinius ir kitokius penketus, ar kitokią žaidėjų kombinaciją, sakysim, tokias gynybos sistemas. Taip, kad vėl nebus pagrindinis akcentas, bet mes visada žaidžiam, kad laimėtume. Kai kurie krepšinio ekspertai pamatė rinktinės sudėtį išplėstinę, įvardino, kad šitos rinktinės, tarkim, silpniausia grandis gali būti trečios pozicijos krepšininkai. Sakykit, ką dabar jau po treniruočių proceso ir pirmų draugiškų varžybų galite pasakyti apie tai? Turbūt nereikia didelių ekspertų būti, kad šitai pastebėtų. Aš manau, kad tai. Netekus Jono Mačiulio, tai aiškiai, ryškiai matosi, kad tokių tvirtų trečių Simas Jasaitis ir mes bandom užkaišioti. Mindaugas Lukauskis kažkiek tai, bet jie truputį kitokio ampluo nėra tie žaidėjai, kurie
galėtų. Su Jonu mes galėjom net ir žaisti žemą sudėtim ir į 4 vietą, sakysim, stumti. Žaisti kaip 4. O kol kas tie varžovai ypatingo, su kuriais mes žaidėm tiek Slovenija, tiek Čekija, ypatingo pranašumo neturėjo. Nahvaras iškritęs Suomijos ir tas kitas ne ten akcentavo tą žaidimą, o dabar žaisim su Rusija ir ten tie 3, 4 numeriai gana aukšto lygo ir ūgio, ir lygio, ir pajėgumo. Tai kaip tik ir pamatysim, kaip mes sprendžiam tas problemas. Ar pačiam Jasaičiui netrukdo tai, kad jis neturi rimtos konkurencijos faktiškai? Nu, paklauskit Jasaičio, ar netrukdo. Mums kaip jums atrodo, gal jis labiau stengtųsi, gal tai prasme... Jisai stengiasi, aš manau, kad jisai stengiasi. Spaudoj pasirodo įvairių specialistų nuomonės, kad Valančiūnas turi būti rinktinė, o jūs pats nejaučiat dėl Jono paėmimo į rinktinę visuomenės spaudimo tokio kaip? Nu, jeigu jūs nebūtumėt paklausęs, būčiau nejautęs, dabar jau pradėjau jausti. Tai paklausėte, pasakėte, kad Jonas gerai sužaidė, jeigu jis toliau taip, aš nuo pat pradžių sakiau, kad jo šansai yra geri, bet aš jo mažiau pažinojau, dabar daugiau pažįstu, aš matau, ką jisai gali ir taip toliau. Viskas tvarkoj, viskas gerai dirba ir palaukit, sužaisim dar keletą rungtynių. Dėl to spaudimo, žinote, aš vis tiek elgsiuos taip, kaip man atrodo geriau, o ne todėl, kad aš norėsiu, jei aš nedarysiu blogiau, kad būtų blogiau, o aš elgsiuos taip, kaip man atrodo teisingiausia. Nes galų gale turėsiu atsakyti už viską aš pats.